Sveiki, tai 13 diena Amerikai ir toks iš tikrųjų labai simbolinis skaičius. Ne veltui video darom ir apie ką norėjau pašnekėti, tai apie tą laisvės pojūtį, kuris jaučiasi tikrai Amerikoje. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu žaidi Europoje, tai beveik visur yra visokie tam dress kodai, kad tu negalėti su šortais, kad ten maikė turi būti ilgom rankovėm mažiausia. Vokietijoje yra, kur neįleidžia iš vis, turi sušvarkuoti. Ir čia sėdi visi belė kaip apsirengę, tu gali su tapkėm sėdėti, su viena tapkė. Visiškai nesvarbu, žinai, gali pusmetį sėdėti. Kai buvau Serbijoje, žaidžiau, tai Serbija pamiršau sostinės pavadinimą. Belgradas, jo, tai kai žaidžiau Belgrade, tai Serbija tai yra tikrai Europos dalis ir Jugoslavijos buvusios sostinė, tikrai turtingas miestas. Ir įeinant į kazinotoje tikrina su detektoriais metalo, tu negali, aš negaliu su skrybėlė, jei turiu palikti. Aš negaliu prie stalo sėdėti su ausinėm, su telefonu, negaliu užsidėti juodų akinių pagal kazino taisyklės, kaip ten toks visiškai yra nesąmonė. O šiuo atveju čia tu gali daryti visiškai ką nori, gali šnekėti vidury rankos su telefonu ir šiaip jaučiasi, kad visi kiekvienas gyvena savo. Sėdi prie stalo, visi kiekvienas su savim šneka, kartais tu net nesupranti, ar jie su tavim bendrauja, bet tiesiog kiekvienas su savim šneka, kiekvienas gyvena savo pasaulį. Ir matosi, kad chebra tikrai neturėjo jokios okupacijos, nieko, kad visi tikrai atsipūtė ir nieko nebijo. Tai va, tai su jam Brilliant iš Las Vegaso, būkprofesionalas.com ir einam dabar žiūrėti Super Bowl varžybų. Kaip sustabdys? Autorikis.